labas, vėl Masals, kaip įkalbėjau pirmajam video, kur pristatinėjau produktus, dabar parodys tuik paprasčiausias ir geriausias, sakyčiau, vien iš geriausių būdų, kaip prisiviliuoti žvėris prie savo bokštelį ir, aišku, vadinkiam to masiniam veit. Čia ir kelms, aš jau čia vakar buvau biškėlę apipylęs, bet, kaip sakiau, niek nebija, matot, visai nulaižyta, bet čia gerą veitą į kamerą pastatėjau, tai dabar ant to kelmo ir parodysiu, reiškia, kaip jūs galite pasidaryti. Tai nebūtina kelms, galite kažkokį kaladį paimti, esu pasakojęs, geriausia, kad būtum šiek tiek patrešus. Tas kelms šeštai ir patrešęs šiek tiek vidurys, net ir daug, bet pakankamą užtenk įsiger. Greita tas kelms bus čia pliks, nes matot, įkėmina aplinkau, ienus irgi gerą įkimb tas skystis. Tai va, tas įviliuklis, kuriam sakiau, reik pavadinim, ir uns ir skys, nu ne visas skys, nu tai toks, nu, matot, tokios vat konsistencijais. Kaip, nežinau, kaip syrups toks, sakykime. Va, ku jums reikia padaryti šitą? Apipelkit kažkokį tai, aišku, jūs galite ten papelti ir savo kažkokios, kur dabar padėklus, kaip pavyzdį, ar ten kažkokį tai geldą bus, unko ten dedat, nesvarba. Šį kaip pavyzdį sakau, juk nebūtina taip daryti, juk jūs turit būdų ten įvairiausių prigalvoję. Tai va, visur papilinėkit pradžio šitą, va, tos skysčiaus. Matot, pakankama. Kiek ne, ano gal pelti, kiek negaila, aš sakyčiau taip, kiek turi pinigų. Bet tai, kur esate rėmėję, gaus 50% nuolaid ir manau, kad be problemų galit įsigyti. Ir tikrai ta kaina gaunas jaukinga, bet efektas ir labai didelis ir netor lygių. Tai produktą netor lygių jokiem kitiem produktam. Todėl, kad čia yra Alvydas įdėjęs daug pastangų, daug varg, daug stebėjim ir tas produktas ir atras. Dabar, kur sakiau, reik pavadinim irgi šitam produktui, tai ir tai šiandieną aš visans vadinu efektyvus miltą, reiškia, nu vien žodžiu, bet čia nėra, kad vien miltą. Tai va, žiūrėkit, apibarstau, labai gera prikimb prie to skysčiaus, nes tas skystis yra lipnus. Reiškia, va, padarom tuik bairį, apibarščiau, dabar vėl paimu, va, vėl užpilu dar skysčiaus. Čia toks turbins reikalas gaunas. Va. Toliau žiūrėkit dakų. Jeigu torit, netorit, nesvarbu, torit kveišių ten ar kažko, tai aš paėmiau kukurūzų. Ten skeptika, kurie sakysit, ai, kukurūzus įtepjėt, taip, ant sėd labai gera, bet aš su savo produktas kukurūz nukonkuruoju ir aš jums parodysiu natūralio gamto. Tai ir bus ateities video ir nebus neužilgų už kelių savaičių. Aš neku kaip efektyvę, kad maksimum padaryti, nenorėti spaust vein iš to. Tiesiog, va, paimkit dar bišk, pabarstykit kukurūzų. Nesakau, ką reik daug, atsineškit 2 kišenis, įsikešė, kad sutaupytumėt. Dabar, reiškia, jau buvau skysčių špilis, dar umpilu tų pačių kukurūzų, nes prikėps prie kukurūzų, tai milta, nes mes anu dabar stysiam, va, papylioju. Ir dabar paimu vėl užbarstau tų miltų, va, ir tai kukurūzą neapšveis. Kaip sakiau, kad gal kažku baidytis, nors dabar štai geltonį lapą, viskas į labai fainę. Kukurūzą irgi ir liuks. Nu va, pabarstė miltų, dar šitą viršą užpilu visur, va, aplinkau, skysčiaus. Vsio. Masinė veitai paruoštas. Nesvaru, kaip jūs tai padarysit, kalad, kelms, kažkokį tai ten veit, kažkokį turit susikalę dėžę ar dar kažkur ten visko pamaišykit, pridėkit, pripelkit. Superins reikalas, įsigers, įkelme jūs, kas stebėsit video, vien žodžiu, jūs matysit, ką bus tas kelms nugriauš ir tiesiog atein griauš pat kelm, nes patink, nes įsigertas skystis, patink ir skonis ir kvaps. Čia ne vien, čia skonis ir atidarins. Specifins, anu tuik niekur nėra. Tai va, kiets variants dar paprastesnis, sakykime, va, ateinat, kažkur meškė krūmą kažkokie ir ten jūs kur tą masinę veitai. Čia dabar nekreipkite dėmesį, čia su nauj produktą stoju. Prisokis vien žodžiu, žiūrinėjai kapanų, reiškia, griauž, negriauž, kapans laikė, įtomi, taip toliau. Reiškia, jūs gali padaryti, va, paėmat skystį, tų, kuriam reik pavadinim, matot, kaip lengva. Va. Ir apipilat mėdį. Nei tu nusitepsi šitą nieko, viskas labai fainė, visur, kiek, kaip sakiau, negaila. Kadangi tai produkts ir stebuklings, kas nesat pedantą, galit plika ronką, čia viskas natūralus, jokios chemijos niek nėra, tai paskui gausit kokio pelkę nusiplaut, kas esat pedantą, užsidėkit peršinį, va, žiūrėkit, kaip gal padaryti. Matot, spalva, matot, nieks nesisker, dėmesį, va, atkreipkite dėmesį, viskas ir liukšiška, va, visur, šitą, kur ir reištas skystis, matot, labai gera prikimti į miltą. Va, apibarstom, jūs matysit, ką patei žvėriuką.
laižys. Čia vein žodžiu tumėdį. Va, galit vėl paimti, vėl papėlį, pakartuoti istoriją, užsidės ir taip toliau. Paskui dar kitokių būdų parodys. Tai va, matot, tik 3 kg aš paruošiau 2 veitas, pilna da posilėko. Matot, kiek da ir produktą atvedau. Žiūrėkit, da kiek liek. O efektas čia bus didžiulis. 2-3 kartam, kas pataupus, skaityk, jūs galėsit paviliuoti, jokių problemų ir sumokėsit kapeikas. Tai va, vien žodžiu tokie reikalą. Pradėkit tai daryti, jau kartuojaus, bet pradėkit tai daryti, tai ir masin. Kadangi dabar vakščio žvėris ant pakrūmės visur, palei upės, palei krūmus visokius, kur daug yra žolų. Ane renk gilius ir to pačio apsižiūrinė, kur kas ir kupamasenis reiškia, ane ateižėjim. Nes gilė labai greitai baigsia savaitę, 2 bus visi gilės surinkti ir nik nebebus. Ir ane jau dabar edam užėjęs pasižiūrės, aha, čia ir žvėris labai gerai atsimint, taip kaip ir kvapa. Skonė ir taip toliau, ir kas sakys kukurūzą. Taip, kukurūzą nežin, bet kaip sakiau, kukurūzą ir nukonkurauti, ir anei va tų kvapą ir skonį atsimins, anei vis laiką tai čia. Nu, aišku, jeigu jūs ten, sak, darysi šūvis kiekvien dėjai, nu tai daug savo efektą irgi atbulin, nes, kaip sakiau, paėstanėm ir antro veito, pirmo veito ir saugoms. Ir kad nebūtų jokių nesąmonių, kada nebijotom, ypač naujo veito, kada norit, kad greičiau ateitom, darykit viską va taip šitą paprastą, matot? Ne jokių spalvų, neturbūt, ne kokių, bet turbūt natūralia gamtu. Ir bus super. Pasidalinkit, kam nesunku, reiškia, grupės kokios, kad daugiau sužinot medžiotoje, nes medžiotojai šiandien dieną pasmin maža ir daugiau ir žvėje. Žvėje nenusiminkit, žvėjams dar sev irgi ruošo variant, nors vat jaundai nuo operacijai. Bet nesvarbu, manau, kad būsiu svejais gyvus gan greitą, judėsim į priekį. Reikia, kad medžiotoje sužinotom, nes dabar šiandien dieną, manau, maža kas te žin, kad šitoks masals ir dar kažkur dar žvėrims. Plus, tai ir lietuviški produktą, ir mes, kaip sakė, esam gamintojai, ir mes privalom parduoti savo žmonėms, lietuviams, žemaičiams. Tai teik, laikykitės, iki.